Žodžiu transliuoju tiesiogiai, nes atėjo ir vaiką prižadino, skambina į duris, kai vaiks miega. Jo pavalgė nesenai. Kristina, turi žinių, kad tu filmuoji ir keli... Aš esu viešas asmuo, todėl mano namuose galima filmuoti. Pabaigsime tikrai? Taip. Kad tu filmuoji ir dedi medžiagą į socialinius tinklus, tiesa? Taip. Tai yra filmuoji ir mane kaip socialinę darbuotoją, taip? Aš esu viešas asmuo, todėl mano namuose yra filmuojama. Aš nesu viešas asmuo, aš esu darbuotoja. Jūs ateinate į mano namus ir mane įžeidinėja, terrorizuoja, tai yra viskas įrašyta. Aš esu viešas asmuo, aš teisę mokiaus, ponė. Aš ne socialinį darbą, kaip jūs mokiaus. Aš mokiaus, tik nebaigiau teisę. Tai jūs su teisininku pasikonsultuokit. Aš turiu teisininką, beje. Turiu teisininkę. Teisinę atstovą aš turiu. Gerai, tu... Ir ką jūs norite to pasakyti? Aš tave perspėju, nes tu... O ko jūs bijot? O kaip man įrodyti, kad jūs mane terrorizuojat? Žiūrėk, pabaigsime, gerai? Tu, kaip mano asmeninių duomenų platintojas, skleidėja, nešė asmeninių duomenų jokių neplatinu? Tu filmuoji mane, tu mane vardu vadini, tu filmuoji mane nuo... Filmavau virtuvę. O tai, kad jūs dokumentus pakišot ir suklastojat dokumentus, nesuprantat, kai yra tai daug didesnis nusikaltimas negu filmavimas? Tai aš perspėjau tave ir... Gerai, prašau, vaikas miega. Ponė Sigita, vaikas miega. Kalbėkite apie reikalus. Gerai. Jūs atėjo trukdyti man tvarkytis, aš tvarkiausi, gaminausi, vaikas miega. Prašau kalbėti staigiai apie reikalus ir išeiti iš čia. Tai turbūt norėsi eiti į vaistinę. Tiesa? Aš jau buvau vaistinė. Nebereikia. Dabar šiandien man niekur nereikia. Šiandien man niekur nereikia. Atvejo vadybininkė minėjo, kad trečiadienį man 6:04 valandą kaip posėdis, kad tada galės darbuotojai ateiti. Pabūt su vaiku. Prieš tai bus ta kita darbuotoja iš tos kitos įstaigos, trečiadieniais priklauso ir kad jūs galėsite tada trečiadienį, kad išeiti tą posėdį. Tai susipažin. Čia jūs nepriklauso. Naują žmogų nebijot. Kai nemeluoji ir nepažeidi įstatymų, nėra nieko bijot. Kristina, žiūrėk, prieš 2 savaitės buvau davus, kad parašytum formą, daviau formą, kad parašytum parašymą dėl transporto. Tai dėl transporto visų pirma aš suklydau ir negalėjau užpildyti, man kila klausimas, aš bandžiau SPIS užpildyti formą dėl transporto ir man rašo, kad jau yra pateikta. Aš užvakar bandžiau SPIS užpildyti ir rašo, kad yra jau pateiktas prašymas. Aš nuėjau ir paprašiau, kad rezervuotų tą tavo vietą. Tai duokit, prašau, tada man naują. Aš suklydau, nes aš čia pildžiau. Va. Ir čia reikėjo rašyti, kaip suprantu, eidama. Nes jūs nepaaiškinot, kaip rašyti. Tai jau tu esi rašysi, tai ne pirmas kartas. Nu, žinokit, aš turiu tiek dokumentų, tiek vaistų.
Ar jums sunku dar kartą paaiškinti, kaip pildyti formą, tai ne jūsų darbas? Tai žodžiu, tai gal nesuklydų, čia reikėjo eiti nurašyti ar mano duomenys viršuje. Aš kaip supratau po to, kad čia reikėjo eiti nurašyti. Asmens, kuriam reikalingos transporto paslaugos, tai eidama. Šiaip gali ir savo rašyti, nes tu kaip mama prašai, gali rašyti. Nu, taip rašiau. Kadangi aš bandžiau internetu ir man internetu neleidžiu, viską patikdavau internetu. Internetu man neleido patikti, nes jau yra užpildyta, todėl aš dabar čia rašau, aš būčiau viską užpildžius internetu. Bet čia tas pats, Kristina atstovaujanti. Aš ir pagalvau, kadangi jam yra slauga ir jisai aplamai, kad aš turiu jo vardu rašyti. Dienos tada rašyti rydienos datą, nes reikia, kad, Rytoj 14. Prašau skirti transporto paslaugas 2023. Dar mes dieną važiuojam. Taip, dabar pala mes važiuojam, kur tos Kauno išrašos čia buvo. Va taip ir yra, kai viską paslėpi, po to nieką rasti nebeįmanoma. Va, čia yra tasai pala pagalbos planas. Va, vaikų teisų, mano išrašų banko. Dabar tai. Čia. Psichologas. Va. Taipgi, mums 29. Taip, 11.29. Nuvykti, parvykti, abu pabraukti. Reikia parašyti išvykti iš Panevėžio, kada tavo pas daktarą. Nu, kadangi čia rašo nuo 8 iki 12, tai man 10 kokį geriausia būtų būti, apie 8 išvykti, ne? Nu, tada ir parašyti. Prašau išvykti 8.00 iš... Nereikia tiesiog nuvykti, parvykti pabraukit. Ir dabar į Kauno klinikas adresu akių klinikas. Klinikų, akių, lygų, skyrių. Adres parašyti, koks ten Eivenių. Eivenių 2. Taip. Toliau. Ir lydėsiu sūnų. Lydėsiu sūnų kartu. Vardą pavardę parašyti, berniuką. Eidamas Globetan. Pas akių gydytoją, aš čia žodžiu tokia tiksla. Pas akių gydytoją. Parašas dabar. Kristina Tiškuvienė. Taip. O žiūrėkit, o čia kur tą aną pildžiu ir mes važiavom dėl to apmokėjimo, kaip nes seniau reikdavo užpildyti socialinių paslaugų centrui, kad nukompensuotų dėl pajamų. Žiūrėk, buvau davus iš tau tada telefoną ir dabar tada aš tau duosiu vėl tą patį telefoną, kur tu galėtum prisisekti, tas nepasimesti. Aš tau jį palieku va šitą. Čia dėl transporto parašyta. Nes reikdavo užpildyti socialinių paslaugų centrui, kad 3 kartus į metus kompensuoja dėl tų pajamų. Jo, tai čia yra kadangi kitas skyrius ir tau paklaus ir paaiškins. Ir čia žiūrėk, dabar, kadangi vaikutis tikrai neįgalus, jeigu tau, sakykime, kažkur ir pavažiuoti reikia pas gydytoją, ar tą irgi gali pasiskambinti, pasiklausti, aš prieš kokias gal 4 dienas ar prieš kiek, miesto ribose. Nu, suprantu. Susipratai, miesto ribose irgi tas pats telefonas. Kai važiuojam kur toliau, aš šitą pareiškimą dabar prašymą tavo paimsiu, nunešiu ir pateiksiu. Tai toliau, tai jau reikia rašyti prašymą ir reikia... Žinau, bet suprantat, tas pavažiavimas niekad nebūtų prieš 4 dienas planuotas. Staiga, visų prireiks staiga. Žiūrėk, kitais reikia būna, jo, gal iš vakaro gali jau tada rezervuoti. Tai irgi gal būtų.
Nu, kitas iki gal ir tą pačią dieną skambint, galbūt kažkas atsisakė, galbūt, nu ką žinau. Gerai, ačiū, bandysiu. Žodžiu, bet tai čia yra dėl transporto važiuoti. Jo, aš paskambinsiu dėl to apmokėjimo, nes reikia socialiniam paslaugų centrui išpildyti tiesiog dėl pajamų, kad mano pajamas tokias, gaunu tiek ir kompensuodama, nu kaip ką maisto paketus duodi ir pašalpos neduodi, bet maisto paketus. Ta transportą 3 kartus, nežinau, gal pasikeitė įstatymus, būdavo 3 kartai į metus, ką kompensuoji ir viskas. O dabar kas dar, dabar tada pasakiau, kad kalbėjau trečiadienį, jeigu jam bus dar sloga ir tas kosulys eisim pas gydytoją. Jo. Nu taigi tas pats, skalauti gerklę, gerti arbatą, skalauti nuosėdų, nėra gydymo traukmus. Ne. Čia toks taip pat per O, vis parastamolių, jeigu ką, bet neprireikia. Neprireiks. Tai o trečiadienį pristatė, jeigu dar nepraeis, tai ką darysi? Daktarė kvies. Ai, tada kviesit. Nu, kad jam nepasidarytų koks nusitas. Bet šiaip tai visą laiką, nes jau dabar tokia tiršta ta sloga, nu jau prieš galą. Nepasidarytų žali tokie, kaip sakant. Ne, visą laiką tai. Taigi peršaldas buvo. Peršalęs buvo už tai, kad aš mokykloje radau šaliką ir mokykloje radau batus. Aš jį iš ligoninės pasėmiau su basutėm ir be šaliko. Viskas nufilmuota, įamžinta, tam aš ir filmuoju. Jis nesirgo jokia korona, jis buvo peršalęs. Yra faktai, įrodymai ir taip toliau. Ir kadangi peršalims, aš žinau, nu, taigi mano veiksnių 100 kartai buvo, kai sušalta prasme ir ypač nambutė. Žodžiu, dabar taip kas toliau. Kristina, dar yra vaiko pinigai. Kadangi buvai registruoti Šiauliuose, tau Šiaulių savivaldybė. Aš bandžiau persikelti, spis irgi man neleido, rašė, kad jau sutvarkyta. Aš pirmanį čia viską bandžiau sutvarkyti, man visi išmetė, kad jau aš bandžiau ir nuo spalio, ir nuo lapkričio pirmos, ir nuo būtent tos dienos, kurią darau. Ir vis rašė, jau paskirta, aš turiu print screenus, viskas paviešinta. Ir tai vat įsiaiškinkit, nes aš bandžiau tai sutvarkyti spis puslapį. Ir man vis metė klaida, viskas sutvarkyta. Ir transportas sutvarkytas, ir vaiko pinigai, ir slauga. Taip pat, nes viskas yra sodra, o iš savivaldybės yra vaiko pinigai, papildomi vaiko pinigai dėl neįgalumo ir tasai slauga. Nu, kaip ten vadinasi, tikslinė išlaidų kompensacija. Tai va šitus 3 reiks susitvarkyti. Vaiko pinigus, papildomus ir taip toliau. Ir man internetu kiek viską bandžiau, mes su teisininkė žemė nesupratom, kaip čia yra. Kad vis metą, kad jau paskirta, nes aš ir perkraviau, mes abudu tapom deklaruoti tam gruodžio 19 ir viską sistemoje apnaujinta ir vis bandau persitvarkyti ir sakau, ir nuo spalio, nuo lapkričio 1 ir bandžiau nuo tos, kur dabar tą dieną pirmadienį buvo ir vis met jau paskirta, tai aš nežinau, nes tai man vis pavykdavo viską susitvarkyti, man reikdavo niekur eiti. Tai aš bandysiu rytoj šitą klausimą. Vat, jeigu jūs tada atneškit prašymą, jeigu ten ir užpildysiu, aš nežinau, kaip čia tam savivaldybėm, aš juk nesu padarius to perkėlimą. Tada, aš pasakysiu, pasidomėkit. Nu, su tom internetiniam būn dažnai visokias nesąmonės. Ar ten sutvarkyta, ar nesutvarkyta? Taip, pasimėkite, ar sutvarkyta vaiko pinigai, papildomi vaiką dėl neįgalumo ir tie tiksliniai išlaidų kompensacija, kaip tariant, slauga. Nors sodra tai viską savaime, čia nepriklauso tik savivaldybei, va šitus dalykus, nes sakau, vis bandžiu, vis klaida, ten visokių nesąmonių prašyta, tai jis Vilniui, tai jis Šiauliuose, tai jis Panevėžy. Visą šitą savaitę, kol jis buvo pagrobtas, jis buvo visose savivaldybėse vienu metu ir 3 vietose vienu metu palei spis informaciją ir sveikatos informaciją. Nes sveikatoje irgi ten labai viskas įdomiai. Nes aš visai ką kalbu, viskam nėra įrodymai daiktiniai, tai sakau, teisę mokais, tik nebaigiau. Ir taip jau yra, kadangi vienintelis dalykas, kas padėjo išgelbėti vaiką, buvo viešumas, aš tai ir naudosiu. O pagal įstatymus, jeigu aš esu viešas asmuo, aš esu influenceris ir mano namuose yra filmuojama. Ta prasme, ir iš vis aš nepaviešinau, Sigita, jūsų jokių duomenų. Nei jūsų veido, nei jūsų pavardės, nei jūsų adreso, nieko. Tiesiog buvo pokalbis, kadangi, nu, pati žinot, ką šnekėjau. Galit pasižiūrėti, neprisimenu. Kaip šnekėjot ir viskas. Kadangi nepalikot man kitos išeities, aš taip padariau, aš tai galiu daryti pirmą dieną įrašą, aš turiu labai daug, aš kiekvienos dienos turiu įrašą, tik aš jau neviešinu. Nebejoju. Aš perspėjau. Tai mane išmokė prieš 2020, pala dabar. Jo, 2020 spalio 11, 22 aš prisimenu, kai Kievalas žudė dieną. Kai Kievalas ten sukildo ir Dambrauskienė, nu tai aš tada ir išmokau viską. Vėliau tik kilda, jeigu dar bus problema, kelsiu viską, viskas.
Gyvenimas priverčia ir darai, nu, pasimokai. Patirtis yra labai gerai, bet ją naudoti irgi reikia pagal aplinkybės. Nu, tai va, aš tai sakiau, noriu ramybės, gaut kas priklauso, gyventi ramiai, užsiimti savo darbais ir viskas. Ir iš vis aš iki šiol nesuprantu, kodėl aš iki šiol esu įskaitų, nes kiek žinau, kiek po 8 mėnesių sprendžiamas panaikinimas. Po kiek būna mėnesių sprendžiamas išrašymas iš rizikos. Įvairiai peržiūrima yra situacija šeimos ir įstatymas poreikis. O jūs puikiai suprantat, kad aš jūs viešinu, nes dokumentai buvo suklastoti, yra perduota generaliniai prokuratūrai ir kitur. Ta prasme, nes spalio 26 pas mane nebuvo joks psichologas, o dokumentuose yra parašyta, kad buvo. Pas mane iki šiol nebuvo atėjęs psichologas. Dokumentuose yra atėjęs psichologas. Jūs paskui, žinau, kad skambinate. Aš kalbu apie dokumentus, ne apie skambučius. Spalio 26 jūs parašėt, kad buvo psichologas. Ar sakykite, Kristina... O pas mane psichologas ėjo kada, lapkričio 9. Kalbėjote su Šiaulių psichologu ten iš visuomenės sveikatos centro? Taip. Kalbėjote. Taip, kaip tik tuo metu aš baigiau pokalbį, kai jis man skambino. Tuo metu aš baiginėjau pokalbį, buvo likusios 3 minutės. Tai dabar, kaip suprantu, nenorėsit socialinių paslaugų psichologų? Ar norėsit? Aš neįsivaizduoju, man tik sakau, niekaip neaišku, kaip dokumentuose įrašyta, kad spalio 26 jisai buvo, jo nebuvo. Aš kalbu apie dokumentų klastojimą. Nes jeigu jisai buvo, jis turėjo pateikti kažkokią ataskaitą. Kokią tą ataskaitą norėčiau pamatyti? Išsiaiškinsim. Išsiaiškins generalinė prokuratūra. Labai gerai. O šitaigi, tai dabar klausiu, ar norėtumėt, kad mūsų psichologas paskambintų, atvyktų, ar pati norėtumėt atvykti į centrą? Aš planuočiau lankytis vis dar pas tą pačią, pas kurią ir lankiausi internetinėse konsultacijos. Nes aš dar jums daviau bendruomeninių šeimos namų telefoną, sakėt, gal ten konsultuosi. Nu, bet man geriau namuose arba video. Reikia kažkur apsispręsti prie vieno, dažkytis galbūt. Tai aš suprantu, kodėl jūs man siūlot keisti, jeigu aš jau 3-4 kartus buvau pas tą patį. Tai ko čia neplaškimas, aš pas tą patį einu iš eilės, kad žmogus žino mano situaciją. Būna, kad žmogus neranda kontakto, neranda kažkokio pasitikėjimo ir galbūt norėtum pasikeisti, dėl to ir paklausiu. Aš nesiūlau, aš tik paklausiu, ar norėtum, kad mūsų psichologas konsultuotų. Tai jeigu jis ateis į namus, galiu pabandyti. Jis gali ateiti tik tai vieną kartą, šiaip tai jis jau konsultuoja tik tai socialinių paslaugų centre. Tokį pirminį gali užsukti pažiūrėti. Nu tai gerai, tai jeigu ateitų pirminę ir pažiūrėsim. O kiek kartų man pas psichologą reikia lankytis palei dokumentus? Šiaip jau yra pagal poreikį. Tai jūs nustatėt, kad man reikia? Ne, aš nusatau. Nu, ta prasme, psichologas pasakys tau, ar reikia, aš nesikišu. Aš dabar klausiu oficialiai, palei įstatymus, palei dokumentus, kiek man kartų reikia pasieks lankyti? Nu, nėra tokio nustatyto skaičių. Nu tai gerai, o kas nuspręs, kad man nereikia pasilankyti? Tai žodžiu, aš pasilankysiu ir jis pasakys, kada gana. Nu, aš O jeigu jūs niekada nesakys, kad gana? Nu, tai patys išsiaiškinsim. Tai žodžiu, jis parašys... Aš negaliu kištis į psichologo darbą. Aš neklausiu apie psichologo darbą, aš jūsų klausiu apie išrašymą iš rizikos. Ką man reikia padaryti, aiškiai pasakykite ir kiek kartų nueiti pas psichologą, kad būčiau išrašyta. Čia jau kitas klausimas. Čia psichologo lankymas tik tai dėl emocinės būsenos gerinimo. Tai gali pasakykit man aiškiai dabar, ką aš turiu padaryti, kad būčiau pašalinta iš rizikos. Yra tas pagalbos planas. Tai ten yra parašytas psichologas, nu. Nu tai ir gerai. Tai aš klausiu, kiek man pasilankytis. Nu tai klausiu. Tai pasakykit man aiškiai, tai jūs nežinot pagalbos plane, kas parašyta, aš turiu jums paskaityti? Taip, reikia paskaityti. O jūs nežinot? Nu, ne. Kaip? Socialinė darbuotoja nežino, ką aš turiu padaryti, kad mane ištrauktų iš rizikos. Žinau, kad reikia ir pas psichologą. O ką dar aš turiu padaryti, kad mane išbrauktų iš rizikos? Na, ir paskaityti. Aš klausiu jūsų, ponė Sigita, socialinė darbuotoja, ką aš turiu padaryti? Tinkamai rūpintis vaiku. Tai aš tinkamai rūpinos vaiku. Na, va, tai ir jūs neturite jokių įrodymų, kad aš nesirūpinu. Aš nieko neturiu įrodyti. Sigita, aš klausiu, ką aš turiu oficialiai pagal dokumentus atlikti, kad būčiau pašalinta iš rizikos. Vykdyti pagalbos planą. Koks yra pagalbos planas, ponė Sigita, jūs po jo pasirašė? Aš pasirašiau, bet aš jo necituosiu mintinai.
Tai gerai žmonių kalba, bendraja kalba, paaiškinkit punktais. Jūsų rankose yra Aš klausiu, aš jūsų Sigita, jūs pas mane einat ir rašot ataskaitas, klastuojat ataskaitas, klausiu, ką aš turiu padaryti oficialiai, kad būčiau pašalinta iš rizikos. Įvykdyti pagalbos planą, Kristina. Pasakykit, būtent ką aš turiu padaryti. Ką aš turiu padaryti, kad būčiau išbraukta iš rizikos. Jūs pasirašėt po tuo planu, jūs pas mane einat, rašot ataskaitas, ką aš blogai darau, kodėl negaliu būti pašalinta. Prašau pasakyti, ką aš turiu padaryti, kad būčiau pašalinta iš rizikos. Pasakykit, žmonių kalba, nu tai aš žmogus esu, ne popierius, ne dokumentas. Prašau dabar aiškiai pasakyti, padaryk tą ir būsi pašalinta. Čia neįtampa, čia paprastas klausimas, ponė Sigita. Tau tikrai taip viskas... Ne, jūsų klausimas iš vis. Ar tu taip iš tiesų kaip iškritusi iš... Jūs mane kada iš jūsų nuo rugsėjo 1 klausiu? Kada jūs padėt, nežinau, rugsėjo 3 buvo postis ar kada? Aš jūsų nuo 1 dienos, kai ateina, kiekvieną kartą klausiu, ką man reikia padaryti, kad būčiau pašalinta iš rizikos. Jūs man sakėte, kad yra per daug žaislų, kad yra per daug gėlių, kad vaikas valgo traškučius. Bet jūs niekada neatėjo tam vidų ir keliama, kai aš maitinu, kai aš gaminu ir taip toliau, kaip jūs valgo balandėlius, troškinius ir cepelinus ir kūgėlius. Tai aš dabar jūsų klausiu, ponė Sigita, socialinė darbuotoja, ką aš turiu padaryti, kad būčiau pašalinta iš rizikos. Nes nėra jokių priežasčių, kad aš ten būčiau. Dabar nėra jokių priežasčių. Jokių priežasčių. Jokių. Tai aš dabar jūsų klausiu. Nes jūs rašote ataskaitą. Žiūrėk, Kristina. Trečiadienį ateisim ir apie tai... Tai bet aš turiu iki tol daryti, aš nežinau, ką aš pažįstu. Šiandieną yra kas? Antradienis. Jau popietė. Bet tai jeigu jūs pasirašėt ir rašot ataskaitas, jūs rašot, ką aš blogai darau. Rašau ir ką rašau, aš viską žinau. Taigi, ateisim trečiadienį ir visą šitai aptarsim ir pažiūrės tau atveju vadybėje sudarys naują planą ir viską nuo A iki Z išaiškins. Puiku. Dabar dar vienas klausimas. Kodėl jūs mane vertė ateiti į tą mokyklą, kai man Šiaulių socialiniai darbuotojai, Šiaulių vaikų teisės mane nukreipė į Kranto, kur yra prie pat. Algirdo mokykla yra 30 minučių kelio pėsčiomis, Kranto mokykla yra prie pat. Negana to, Kranto mokykla yra patys geriausi kineziterapeutai Panevėžyje. Dar vienas dalykas, Kranto mokykloje transportas nekainuoja. Kodėl jūs privertėt mane eiti į tą mokyklą? Taip jūs privertėt, nes posėdyje jau buvo Algirdo 31 mokyklos pavaduotoja direktoriaus, tai buvo prievarta. Kai aš 100 kartų sakiau, kad noriu vesti į Kranto. Į Kranto. Kristina, dalyvavai posėdyje. Tai jūs man liepėt pasirašyti. Dalyvavai posėdyje, girdėjai, apie ką kalba yra. Matei žmogų, specialistą iš daugiafunkcijos centro. Kodėl tada tylėjai? Aš netylėjau. Pone Sigita, aš nuo pat pirmos dienos sakiau, kad aš noriu vaiką rašyti į Kranto mokyklą. Kodėl buvo pakviesta ne Kranto mokyklos atstovė, o Algirdo? Posėdį organizuoja atvejo vadybininkė. Šitą klausimą adresuokė atvejo vadybininkė. Gerai. Nes pirma, ten yra daug, yra prie pat, transportas yra nemokamas, kineziterapeutai geriausi. Tai pasakė Šiaulių vaikų teisės ir visi žmonės. Ir visi yra šokę, kodėl aš esu priversta būti ten, kur net transportas nemokamas. Visų pirma, dėl namų mokymo, bet kokiu atveju spręs, visų pirma dėl namų. Gerai, nesvarbu, gerai, viskas bus išspręsta ir dabar paskutinis klausimas. Jo, dėl namų mokymo čia spręs daktarė, mes viską suderinsim ir taip toliau, nes šiaip tokius ligonius yra įprasta mokyti tik namie. Už tai, kad visų pirma epileptikui reikia savo režimo, reikia daug miego, daug poilsio, vien dėl epilepsijos, dėl vartojimų vaistų. Ne, tiesiog, jam reikia daug poilsio, jis geria labai didelės dozės, tiksliau didesnės negu leidžiamos dozės, 3 vaistų labai stiprių epilepsijos, nes kitaip nesvaldomi priepuoliai, taip, ir kadangi jis geria tokiom arkliniam dozėm, sakau, didesnėm negu maksimaliom, nes kitaip priepuoliai nesuvaldomi. Ir todėl jam reikia labai daug miego, nes jie migdo, jau vienas vaistas migdo, antras, taigi šeimos daktarė Šiaulių sakydavo, aš nesuprantu, kaip jis iš vis atsikėlė, nes kiti gulėtų paslikį nepajudėtų. Tai va, vien dėl to reikia namų mokymo, aišku, apie ligas aš nešneku ir pavojus, ir maitinimus ir taip toliau. Nu, nesvarbu, čia spręs gydytoja ir taip toliau, bet kadangi buvo tiek klastotų dokumentų, tiek melų ir tiek nesąmonių, ir jo labiau aš nenoriu iš vis dabar grįžti į tą, vesti vaikų į tą mokyklą, kur jį apvogė. Jį apvogė.
Man negražino jo kažkodėl vitaminų. Aš drįstu teikti, kad vitaminai buvo išmesti, nes ligoninėje buvo tik vaistai. Jo vitaminai buvo sudėti nauji buteliukai. Nei D, nei AE, nei B man niekas negražino iš mokyklos. Negana to, iš mokyklos man dokumentų nenorėjo gražinti, viskas buvo nufilmuota. Kaip man nenorėjo gražinti dokumentų. Todėl aš iš vis nenoriu matyti tos mokyklos akise. Nes tai psichologinė trauma. Taip niekas nedaro. Aš dabar turėjau užsakinėti tuos vitaminus be reikalo, kai aš juos sudėjau ir nufilmuota. Sakot, kam aš filmuoju, kam aš transliuoju. Nes visi žmonės girdėjo, kaip aš dėjau vitaminus, kaip jie buvo nuvežti į mokyklą, bet jų kažkodėl nėra. O Kristina, dabar vaistų turi tinkamų, laikas nepasibaigė, viskas. Taip, taigi aš į ligoninį ir atnešiau, jau vaisinę, paėmiau ligoninį ir atnešiau, pristačiau. Dabar užsakyti nieko nereikia. Ne. Tai žodžiu, tada, jeigu trečiąją dieną... Paklausiu, aną kartą taip labai išreiškiai, kad negebi numatyti, kada tau reikia nusipirkti tualetinio popieriaus. Aš nebe tai išnekėjau, ponė Sigita. Aš kalbėjau apie... Ar norėtum dabar pasižiūrėti savo šaldytuvę, kas sugedė, kas nesugedė? Ar jūs toliau neadekvačiai šnekėsit? Klausykitės. Tai jeigu iš parduotuvės kartais būna sugedusios prekės, atvažiuoja jau būna sugedusios, nes kažkas padėjo į kitą lentyną, kažkas pernešė iš šaldytuvo į lentyną, ar buvo tiekimo grandinė sutrikdyta, buvo palikta paletė salėje, tai tu gali tiesiog iš parduotuvės parsinešti prekę, kuri sugedus, ar jūs suvokėt, kaip jūs galite turėti aukštą išsilavinimą ir būti adekvataus proto ir aiškinti, kad dėl galiavimo sugenda produktai, jūs vėl tą patį aiškinat. Tai aš užsisakau maistą, man atveža, aš pradarau pakuotę, padedu pirmą į šaldytuvą. Kai aš gaminu, pradarau pakuotę, aš pamatau, o ne, mėsa sugedusi, man reikia mėsos. Čia yra tik pavyzdys. Kitas pavyzdys dėl vaistų. Vaistai yra ne mano nustatomi, yra kompensuojami vaistai. Eidenas gauna 7 kompensuojamus vaistus, aš gaunu 4 kompensuojamus vaistus. Ir jie yra išrašomi, jie perkami ne kada aš noriu, o palei e-sveikatą. Ir kaip perki, dar vaistiniai parašo, duoda latelį, kur galiojimo laikas parašytas. Tai žiūrėk, yra latelį ir nusipirkti laiku. Gerai, dabar man paleido vidurius. Sakykime, man paleido vidurius, man reikia vaistų nuo viduriavimo, aš turiu kviestis greitąją. Ir sakyt, aš negaliu išeiti viduriavimo vaistų, nes čia pavyzdys, man prasidėjo skrandžio rūgštis, ta prasme, man staiga rėma, man nebūna, man staiga rėma, man reikia nuo liemens vaistų, čia tokie pavyzdžiai, ir jūs toliau savo tiesą varot, aš nesuprantu. Čia hipotetiškai kalbat, Kristina. Čia yra gyvenimiškai, ir aš jums pasakiau, kad yra daugybė nenumatomų dalykų, dėl ko staiga gali prireikti pagalbos. Daugybė nenumatomų dalykų, aš jums pateikiau praktinius pavyzdžius ir jūs toliau aiškinat, kad aš esu bloga, neturiu socialinių įgūdžių, kad kažkas maksimum... Tai jūs raštuose taip rašėte. Jūs raštuose rašėte, kad aš neturiu socialinių įgūdžių, kad aš nežinau, kad maksimum pieną man atveš sugedusi, nes kažkokia varna ėja, palika tą pieną prie kasos, atėjo kitą varną nunešė į šaldytuvą, aš nusipirkau sugižusi pieną ir aš esu be socialinių įgūdžių, kad kažkas kažką padarė. Ir suvokėt, ką jūs sakėte. Išvada tokia, kad atidžiau žiūrėk, kaip perki, ar prakiurės ten... Aš jums ką tik ką pasakiau, jūs toliau savo kėdą daro. Aš pasakiau, mes abi vieną kitą supratom, tikiuosi. Taigi klausimas mano, trečiadienį ateis ši darbuotoja, kad mane išleistų į posėdį. Bet prieš tai turi ateiti ta kita darbuotoja, tai ar tada, kai jinai ateis, aš galėsiu nueiti į vaistinę ir į parduotuvę? Iš kitos tos įstaigos. Pagalba į namus. Pagalba į namus. Tai trečiadienį ateis? Nes man sakė nuo 1 iki 3. Kada jūs dabar kalbėjot? Aš su atvejo vadybininkė aš nekėjau. Aš nekėjau su atvejo vadybininkė, aš būčiau užsirašiusi. Taip. Nuo 1 iki 3 trečiadienį priklauso. Ir aš tada planavau, kad aš tuo metu nueisiu vaistinį į parduotuvę ir po to jau pasiruošiu ir jūs ateisit ir eisiu posėdį. Tai aš taip planavau. Nes taip ir gaunas, nuo 1 iki 3, jūs ant 4, grinai taip ir gaunas ta prasme. Trečiadienį nuo 1. Nuo 1 iki 3. Nu, aš užsirašiau su Šarūnė kalbėję. Aš tada padarysiu. Minėjau, ten sakėt, kaip čia tas toksai pasitarimas, tai sakėt, ten stengsis jums tas posėdis, kaip ilgai neužtruks, tai aš tikiuosi iki 5 vis tiek spėsit, nes man darbas iki 5 ir mes, kad... Nu tai aš, tai čia nuo manęs nepriklauso. Tai žodžiu, tai aš sakau, aš taip ir planuoju, trečiadienį, pirmadienį aš pasidarau ką reikia, įsiplanu galvą, apsirengiu, pasiruošiu, 4 būnu ir tada kuo greičiau važiuoju namo. O toliau dabar, tai gerai, dabar jūs ateisit, palauk.
Kada sakėt? Trečią, ne? Ne, Tai ketvirtą. sakėm 4 tada. Taigi, jūs ateisit nuo 4 iki 5. Taip. O dabar dėl kitos savaitės, kada žinosiu, kada ateis tie darbuotojai. Tai čia jau posėdis. Posėdį, man. Jau ten sutaris atėjau. Posėdį paklausiu. Ir kiek kartų, kaip čia viskas bus, man atrodo. Jo, dabar daugiau viskas aišku, dėl transportą užpildyta, dėl tų vaiko pinigų, papildomų vaiko pinigų, dėl neįgalumo ir dėl saugos tikslinės išlaidų kompensacijos savivaldybės, kadangi SPIS man neleido susitvarkyti, nes jau sutvarkyta už mane, tai jūs įsiaiškinsit ir jeigu ką, atneškit, prašau, man užpildyti kažką. Bijau, kad užpildyti gal negalės atnešti, nes čia savivaldybė tvarko, tai galbūt reikės... Ne, tai socialinių paslaugų centras tvarko. Ne savivaldybė, savivaldybė moka, tai ponė socialinė darbuotoja Sigita, jūs sakot, kad vaiko pinigus tvarko savivaldybė, jūs sakaujat? Nu, taigi kalbėjai apie Moka išmokas, apie savivaldybė, išmokas. bet socialinių paslaugų centras priima prašymus, ne savivaldybė. Sigita, jūs iš vis vaikat mokslus. Mes teikiam rekomendacijas apie vaikų pinigų paskirstimą. Bet kaip jūs tokių dalykų, nes aš nieką nebaigu žinau. Ai, aš baigus virėjų kursus. Sėkmės. Nu, matote, teisę nemokamai mokiaus, tik mane motina privertė išeiti, verslą irgi nemokamai mokiaus. O kiek žinau, socialinius mokslus įstoja tik tie, kas ketvirtais mokos, bet jūs dar man nežeminkit manęs, nes visi matė, aš labai lygėjau, visi žmonės rašė, nebeleis tavęs žeminti ir tyčiotis. Prašau manęs nebežeminkit. Nes jūs ką tik vėl mane viešai pažeminot. Ką tik vėl mane pažeminot, Sigita, ir jums juokinga, kiek jūs kartų mane žeminot? Kiek jūs kartų mane žeminot, prašau pagarbos. Vien tai, kad jūs visada atydavot nepranešusi, kai aš jums aiškiai sakau, gal aš būsiu tualete, gal aš būsiu vonioje, gal aš vaiką maudau. Ir aš turiu žinoti, kada man vaiko nemaudyti, nes ateisit. Kristina, dar šitoj vietoj dėl vizitų. Socialinis darbuotojas neprivalo pranešti, informuoti, kada ateis. Ateina ir jeigu randa, ir tada vyksta mūsų bendravimas. Jeigu neranda, tai neranda. Bet pranešti tikrai Gerai, o kiek aš kartų prašiau atėjus neskambinti, o barškinti? Nes jūs dabar skambinot. Vaikas nebuvo, jūs dabar skambinat. Aš pabarškinau. Buvo trumpas skambutis, nebejokaukit. Buvo prieš tai barškinta. Nu, nebuvo, aš buvau virtuvėje. Gerai, tai dabar dar kartą primenu, prašau neskambinti, o barškinti arba skambinti į telefoną. Į telefoną, jeigu pabarškinus, netidarau durų, paskambinti telefoną, nes telefoną visai turiu su savimi, išjungus garsą, jeigu vaikas miega. Ir tada, kad nebūtų tokių dalykų. Žmoniškai prašau, kad vaiką neprikelti. Telefoną visai turiu su savimi. Ir garsas būna išjungtas, jeigu jis miega, ir aš iškart paimtu skambutį ir atsiliepiu, o durų skambutis jį gali prikelti. Ir jo labiau durų skambutis jam asocijuojasi su pristatomu maistu, pristatomom dovanom ir panašiai, ir tada jis nieko negauna ir būna jam stresas. Paprasčiausiai toks dalykas. Daugiau viską įsiaiškinu ir viskas gerai, viskas posėdį paaiškės ir tikiuosi, viskas bus gerai. Aš noriu tik ramybės ir gauti, kas priklauso ir daryti savo darbus. Vis dar nėra jokių paaiškinimų, dėl ko aš rizikuoju, tai pažinau, kas buvo padaryta kovo mėnesį, ten balandžio, bet dabar yra lapkričio mėnuo, tuoj ateis gruodis, tuoj ateis kalėdos ir aš vis dar rizikuoju, nors esu mama verta medalio. Tai ne mano žodžiai, tai kitų žmonių žodžiai. Nu, o gyvenimas parodys, kaip kas bus. Bet jeigu taip nuspręs, ką daryti, tai bendrausim kažkaip. Taip. Tai aš tikiu, kad nuspręs, ką reikia 100% tikiu. Eisiu pas jūs, nu žinot, su tikslu padėti. Taip. Tai žinokit, viską, ką sakiau, jums iš vis neskirta, nes aš jūs pirmą kartą mąstau ir su jumis neturiu nei jokių problemų, nei jokių konfliktų, viskas skirta socialiniai darbuotojai Sigitai, vaikų teisėm ir taip toliau, jūs tik nebijuokit, nes prieš tai buvus darbuotoja Daiva, man keista, kad ją nuėmė, nes mes labai gražiai sutarėm, mes labai draugiškai bendravom, mes gyvenimiškais patarimais dalinamės, kortų patarimais ir taip toliau, ir prietarais, ir ta prasme man labai keista, kad jinai buvo pakeista. Jos nenuėmė, paprasčiausiai, nes žmogus nebuvo labai daug turėjo. Aš gal paaiškinsiu. Nesvarbu, sakau, tik sakau, nebijuokit manęs, viskas bus gerai. Ir Daiva tuo metu, kai lankėsi čia, jinai dirbo vaduojamą darbą. Nu tai nesvarbu, aš tik sakau, jūs nusiraminkit. Aš priekaištų turiu tik dėl klastojimų dokumentų, dėl patyčių, jūs pirmą kartą matau ir jūs nieką man esat padarę, tik nebijokit. Tik sakau, kad su Daiva jokių problemų nebuvo, galite jos paklausti, jeigu pažįstat. Kad su jie jokių problemų nebuvo. Draugiškai bendravom, labai Eidenuką mylėjo. Eidenukas apsikabindavo, jie čiučiuodavo, labai patiko jam jinai. Taip, matau iš akių.
matau iš akių, koks žmogus iš tolo ir ypač eidens, nes va, kai Sigita priimta eidens verkišką. Jis vis laik verkis jaučia žmogaus ketinimus, aurą, viską. Nėra Sigita buvo žmogus. Nesvarbu, aš tiesiog visai tai būdavo, visi žino, čia senai rodyta tiesa, ką vaiks jaučia viską. Nes jisai taip verdavo netgi prie savo biologinę tėvą. Todėl aš su juo įsiskyriau, kai vaikui buvo tik keli mėnesiai, nes taip jis bandydavo prieiti prie vaiko, jisai kriokdavo. O netgi tas pats Edvins, Mustafa, kur buvo tada prieš porą metų, visi likdavo ant tų, tampydavo ir tą Edviną įsikabinėsi, tą Mustafą. Kas Mustafas? Ai, Mustafa, čia Šiauliuose prieš porą metų bendravau gyvenau. Čia vyriškis draugas. Jo, man tada padėjo į kūno klinikas nuvažiuoti, prisimenu, tada važiavom pas akių gydytoją. Bet jisai išvyko, jis trumpai Lietuvoje buvo, vizą pasibaigė ir išvyko. Akis net ne lietuvis. Ne, Mustafa turkas. Jis buvo Lietuvoje, jis turėjo lietuvę žmoną, jinai pabėgo į Lietuvą, pasiėmė jo vaiką, nu ta prasme, jie ten susipyko ir jis atvažiavo po kažkiek metų jau to vaiką susigrąžinti, bendravo. Po 5 metų, nu tai čia jokinga iš tikrųjų, po 5 metų ieškoti vaiką, kuris lietuviškai išnekė, bet nesvarbu. Mes bendravom, mes draugiškai bendravom, mes gyvenom kaip kambariokai praktiškai, nes jisai sakydavo, sumokėsi, nupirksi maistą, aš į lietuvių kalbos mokiau, bet jisai pasidavė, sakė, čia tragedija su ta lietuvių kalba, ir nuleido rankas. Nuleido rankas, nes tvarkė visos ir išvažiavo, bet eidamų savai myliais pamaitindavo jį, jis naktį prie jo atsikeldavo. Tai va, patiko ir jam reik to vyriškų rankų, jam reik. Šiaip kaip vaikukas jisai viską, nu kaip ką valgo, pavyzdžiui, visą pasiliksiu aš, kad kažką daugiau žinau. Tai bus pagaminus, bus užkandžiai padėti. Bet va taip, tik tai, kad informacija. Tai užkandžius, va tas jos stelės valga. Bet taip nėra, kad, pavyzdžiui, kažkam alergiškas Ne, niekam alergijų, niekam nėra jokių reakcijų. Tik tiek iš rankus, valgo kukurūzus tuos. Bet ryja gerai, viskas gerai, čia tik tiek iš rankus maisto ir iki maitinti. Nes jisai nekoordinuosis, jisai badas akis, badas gerklę, va kaip tik filmavau vakar, visi pamatė, kaip gerklės vos neįsidūrė, kaip davų šokutė. Tik tiek, jeigu jau, nu tai vis reik maitinimai bus mano atlikti. O užkandžiai, tai va tos stelės, tie kukurūzai tokie apvalūs yra ir tie traškučiai tokie bulvelė, kur nu ištirps tokie, nu kaip būn tokie. Ne tie kuražos, o tie, kur išsilė, nu žinot, tokie pūsti tokie. O daugiau tų užkandžių nieko nėra, galėsit pabandyti vaisių, daržovių, kaip atrodo, ponė Sigita parašė, kad aš neduodu, kai vaikų teisės buvo šaldytuvas, buvo pilnas daržovių, vaisiai ant stalo, į tą kiek video prikeltą, kaip jisai spjaudo ir tampas nuo burukų, nuo arbūzo išliauka, dėja per pusę kambarę, čia seniau aš prisimenu, kai kėliau. Tiesiog yra toks pamąstymas, kad autistai, nors jam nepripažinta, kaip ponė Sigita sakė, nesvarbu, kad tasai autizmo testas yra atliktas, sunkus autizmas, tiesiog reikia nuvažiuoti pas psichologų, tą psichiatrą. O Šiauliuose niekaip nepavyko pas jį pateikti, ką gauti diagnozę, nors diagnozę nusako testas. Čia reikia susitvarkyti, nes tai susitvarkysim, čia iš vis bairis tasai, čia iš vis nieko nekeis, tiesiog bus diagnozė, nes viską daro testas atliekamas, su to testu nueini pas psichiatrą, jisai uždėk štampą, kad diagnozė ir vis, taigi testas sprendžia, ne štams. Nu, žodžiu, esmė tokia, kad kaip noriu pasakyti, kaip yra tokia teorija dėl autistų, nes ir man tai pasminimas tų daržovių visiškai nebeišein valgyti, tų šviežių, kad yra labai daug nitratų dabar ir viskuo tuose daržovėse, tuose vaisiuose ir todėl jie jaučia, jie iškart ir išsistų, ką jie jaučia, nenatūralu. Nes, pavyzdžiui, Edvins, kai buvo iš kaimo parvežęs, agurką valgė namie, kiek davių nevalgė, o iš šiltnamio valgė. O todėl į turgų ir važiavau, bet pomidorą niekaip nevalgė, visi kečupą nevalgė, jokių kečupų nevalgė, tik tą kokį padažą grietinę susviestą visur. Nu, žodžiu, aš būsiu padarius, bus maistas padaryts, paliks, jeigu maitin šaldytuvę ar puotį, jam jokių problemų su rijimu, su sprendimais nieko nėra. Tik tiek, kad reikia saugot nuo jo lėkštę, nes jis įkiš ranką, kad reikia tiesiog maitinti ir išvirkštą gerti, nes jis neatitraukimą, jis nemoktrauja. Tiesiog purškį iš šono ir jis ryt. Ir jis pats parodo, įsižiūri, tu pamatą švirkštą įsižiūri ir girdai. Kol nebeįsižiūri, tada duodi maistą, kol nebeįsižiūri, duodi gerti arbatą vieną rūšį ir viskas, jis tiesiog viską pats parodo labai paprastai. Čia viskas yra neurologiškai, ne fiziologiškai su tais valgymais, todėl jokių ten tų sprendimų, jokių ten tų nesąmonių nėra. Ar dar pavyksit, aš tada eisiu, nes vaikas
Tai jau... Tai... Viskai išsiaiškinom, vis tiek viską posėdį. Susitiksim tada jo, Trečiadienį. O paskui kaip paskirs, kiek reikės, tiek ir ateis. Tai va, nebijokit, tik matau, kad biškį bijot mane. Ne, aš labai nepameskit telefoną. Ne, paskambinsiu dėl to, aš užsirašiau dėl apmokėjimo paskambinti. Kokį čia bijoti? Nu, atsipalaidavimas ramiausiai miegu, nu, aš ir sakiau jam, tik ir tos muzikos reikia, aš naktį taigi palieku ir tą mešką ir jungiu ten tas, nu, gamtos garsus, ošimus čia su teliku, tie kriokliai gruoj, nu, ta, deep sleep. Taip, kas jeigu patinka vaikui. Ta džiovyklė čia balakuoja. Džiovyklės kambarį, čia 2 kambariai? Jo, megamasis čia. Tik pridarau, kad ta džiovyklė čia kartais daužos ten kokie. Ai, žodžiu, dabar tiek laiko turėjau diskutuoti apie nežinia ką. Toliau aiškina man, kad turiu galiavimų žiūrėti, vis dar nesupranta socialinė darbuotoja. Vis dar nesupranta socialinė darbuotoja, kad nenogaliavimas lyg priklauso, kai produktai sugend ir ne nuo vaistų išrašymo, kada kartais prireik vaistų. Ir ką būn, kad žmonės salėj paliek numet padėt, ką būn tiekimo grandinę sutrikdyti ir taip toliau. Žodžiu, kas tiki ten tą Gerdą, tai mažiau neberašykit čia beprasmišką, Dieve, kiek jinai laiko apie tuos teisininkus šnek, o tuoj baigsis taip, ką aš pati kreipsiuosi teisininkę, užpildysiu dokumentus, nes juos visi įrodymai persekiojimą, terorą ir grasinimų yra ir viskas. Nu. Kas vaikų teisėm praneša, taigi ką tik socialinė darbuotoja buvo. Kokį spaudimą man spaudims geras. Kokių užsakomų dovanų į namus. Užsakymų dovanų? Nesupratau. Tai aš tik iš Barboros, tos žaisliukus, tik iš Maksimos iš Barboros, aš sakiau, kai buvo ten žaislam akcija 40%. Ar ten panašiai. Nu tai va, žodžiu, tiesiog visi žinotų, ką man įsirašytų, vis tiek nesąmonės kalbėjo kažkiek. Tas įgyta, nu, dar bandė pagazdinti, kad čia nekelčiau, nu, tai ir vėl prisišnekėjai. Žodžiu, įdomu posėdis, kai bus. Tikiu, kad viskas bus gerai, nes viskas per daug vieša, per daug apskūsta ir ministerijom, ir prokuratūrai rašiau, ir kiti rašė. Ir dokumentų klastojams yra visi popieriai. Va tam įrašą aš rėdėjau susigita, nes jinai man įteikė vaikų teisės, man kad atiduotų vaiką įteikė pasirašyti popierių, kad spalio 26 buvo pas mane kažkoks psichologas, kuris niekada nebuvo. Ir kai Sigita pati video patvirtina, kad nebuvo. Ir viskas, tiesiog kalbu apie teisiškus dalykus, apie įstatymus, apie daiktinius įrodymus, dokumentus, įrašus, balso, garso ir video. Nu, jo, balso, garso tas pats. Žodžiu, dėl buto irgi yra viskas teisiniai dalykai, yra buto sutartis, kurioje nėra jokių punktų, yra vienintelis punktas laiku mokėti nuomą, laiku mokėti mokesčius, aš tai ir darau. Toliau, kad ten Daiva rašė, kad komentaruose, kad aš ten kažką neniokojau, to nėra. Ir dėl to irgi šiaip dėl šmeišto. Ir kadangi man taip apšmeižė mane, kad aš negaliu surasti dabar buto, tai aš čia tikrai metus laiko nežadu niekur eiti ir kovosim teisme, jeigu reiks. Ir už šmeištą, ir už taip toliau, nes visų pirma, niekas čia nėra sugadinta. Niekas. Ir visų pirma, kad tai įrodyti reikia buto nuotraukų prieš ir po ir daiktinių įrodymų, ko nėra, nes niekas nesugadinta. O sakau, buto sutartį vienintelis dalykas parašytas buvo mokėti laiku nuomą ir mokesčius, ką aš ir dariau. Ir kitas dalykas, dėl viešumų ir taip toliau jie žinojo. Patys sakė, žinau, čia viskas gerai, patys sakė. Dėl to kaimyno irgi jie žinojo, patys sakė, nekreipk dėmesio.
ką čia kas sako, ai tiesa, kaimynė ta ryža, čia jinai ten prilojo kažkas nesąmonės, nes prie manęs kabinės, jin pristojo, bandė būti draugė, ten rašinėjo į Facebooką, man ten video laikino ir taip toliau. Ir pristojo, aš su jo nebendravau, jinai man ten aiškino jos mokyklą vest vaiką, kurčių, nebilių, aklų, tai jis nei kurčias, nei aklas. Butas tvarkingas šiaip tais, butas tvarkingas, tam yra įrašai įdėti, pasižiūrėkit įrašus. Ir žodžiu, jinai man siūlė vesti vaiką į kurčių neįgalių mokyklą pas ją, kai vaikas nei kurčias, nei aklas. Ir aš ją užblokavau ir jinai čia primalė nesąmonių. Tokia raudonais plaukais bobikė. Čia, šalia gyven, ne prie pačio mano aukštį. Ir žodžiu, dėl buto tvarkingumą yra įrašai, taigi live yra įkelas po Sigitos apsilankymą. O ką jūs man sakysit, tai ne, yra žiaurų žmonės, kurie atėjo, kai mano vaiką paėmė ir jie sekančią dieną, kai vaikas buvo pagrobtas teisiškai teismo Panevėžio, bet čia iš Vilniaus šiaip teismo ėjo. Panevėžio teismas įrodė, kad vaikas buvo neteisėtai paimtas ir jis buvo pagrobtas, nes orderis buvo neteisėtas ir panaikintas kaip negaliojantis ir buvo be pagrindų išrašytas. Mano vaikas buvo pagrobtas ir šeimininkai, kai vaiką pagrobė, man buvo šokas, atėjo mane mesti iš buto, už nieką. Nei aš ką viešinau, nei aš ką ten dariau. Ta prasme, jeigu kažkas pavogė video, aš dėl teisinių sumetimų, nes elgėsi neteisiškai, liepdami man išeiti iš to buto, jie elgėsi neteisiškai, apie žmoniškumą, empatiją. Motinai pagrobė vaiką ir jie išmesti iš buto daro. Čia yra nežmoniška, čia yra nenormalu ir neteisiška. O dabar jo labiau, kad vaikas yra grąžintas, aš buvau apšmeižta ir viskas bus įrodyta. Tai iš vis nėra ką kalbėti, sutartis buvo metam, aš jokių sąlygų nepažeidžiau, todėl manęs mesti niekas negali iš buto. Jeigu jie tai darys, tai bus labai neteisėti veiksmai ir viskas bus viešinama ir teisiniai dalykai daromi ir taip toliau. Apie žmoniškumą aš jau nešneku. Nes tai yra visiškai nežmoniška ir tai aš daro Daiva, nes jinai man išmeižė Facebook'e. Kažkokius niokojimus įdėjus ten tą patį nuotrauką, kur kraustymasis vyko rugsėjo 3, kad ten dėžutės, pakabos kraustymasis. Tiesiog vyksta kraustymasis dar su neįgalių vaikų, kuriam 8 kartus vaistai, maitinimai, pampersai, kuris daro po savimi, reikia maudyti ir taip toliau. Ir kraustymasi metu iš vieno miesto į kitą su tokiu vaiku, kad namuose pridėta daiktų, vyksta kraustymasis ir įdėti tokį video ir sakyti, kad čia jovalas ir neniokoti namai. Tai reikia būti visiškai psichinių ligonių, visų pirma, kad tai pasakyti, ir psichinių ligonių, kad tuo patikėti. Tai yra realybė. Dėl celofano viskas šmeižtas. Aš niekada neėjau į anoniminius alkoholikus, aš niekada neturėjau jokio kodo, aš niekada neturėjau jokių gučių. Mano tas už 5 eurus iš Lidla pavasarį Edvins dapirk. Ir ką celofans pasakė, tai niekam įrodymų nereikia. Jisai pasakė, čia taip. Jokių įrodymų. Ką aš pirkau, ką aš turiu, ką aš ten narkotikų, nes įrodymų nėra. Nes aš narkotikų nevartau, įrodymų nėra. Nes aš nesikodavau, nes to nebuvo, to įrodymų nėra. Nėra įrodymų, kad aš anoniminius alkoholikus lankiau, nes to nebuvo. Anoniminių alkoholikų aš nelankiau, gučių aš neturėjau. Man Nataša už 10 eurų skuduryną pirkta, taip in kažkokia firminė, bet aš turiu čekį, bet man nebuvo laika to padaryti. Tai dabar aš kalbėjau su socialinė ir eisiu toliau tvarkytis, gamintis, daryti savo darbus su vaiku ir taip toliau. Kai bus laika, aš įkelsiu tos čekius. Bet visų pirma, aš nematau prasmės, nes jo patikėjo be įrodymų, jis viską sakė be įrodymų, nes faktas yra toks. Jeigu jis turėtų įrodymus tam, ką jis sako, jis būtų juos iškart pateikęs kalbėdamas. Kadangi jis kalbėdamas tų įrodymų nepateikė, vadinasi viskas yra melas. Ir kiekvienam sveiko proto žmogui tai yra aišku. O ką mano nesveiki žmonės, ta prasme protiškai man nerūpi. Mano galva išplauta, jeigu ką vakar ploviau. Tai parodysiu. Ką man įsiplau? Nesuprantu. Žodžiu, ką man įsiplaut, žodžiu. Taigi, viešumas viską ir padarė ir darys ir aš visų pirma, aš pradėjau
viską, tą tik to, ką kelti savo maistą, vaiką, savo kortas ir aš tai ir darysiu, nu. O ką mane šmeižia, kad aš iš 800 turiu gyventi, iš tikrųjų, jo išlaidas yra 100 000 mažiausiai. Ir aš ir taip viską perku su akcijom visą gyvenimą. Ir dabar, kai tų pinigų buvo pervedę, aš viską perku su akcijom. Aš ėjau gintarinę vaistinę per valandas. Visi žino, per laimės valandas perku vaistus, netgi nošpą, pantaprazolį. Žodžiu, aš viską perku su akcijom, įdėjau ir tie rankšluosčiai iš Nostros, tai dabar akcija yra, kaip tik įdėjau, žmonės klausė, 3 dalių rankšluosčių rinkinys 10 eurų, halats 8 eurai su visom 100 nuolaidam, kuponų ten dvigubinimu, 8 eurai, ką aš pirkau. Nu, ta prasme, jokinga yra. Ir visi maistai, ir viskas, ir ta pati džiovyklė, ir tas pats ir blyšis, su fens, iš ekspozicijos, su įbrėžimu, paskutinė prekė, su PEM, su KEM, su 7 nuolaida. Aš mėsos be akcijas neperku, aš kavos be 5% neperku, aš sviestą ieškau po visas parduotuvę, visi žino Šiauliuose, po visas parduotuvę su 5 maišais kaip kupranugaris, kai išleisdavo močiutę dar, kai nebuvo uždaryta jų. Eidavau į Iki, į Maksimą, į Norfą, visur tą susirenku, parlėkiu, iš vis ten nueiti kilometrai Facebook'e sudėti, tie apsipirkimai, maišai, visas nuotraukas, pilns, Facebook'as, turiu viską, Google archyve, aš galiu sukelti, bet aš iš principo to nedarau, nes aš turiu ką veikti. Ir kai kupranugaris eidavo, kai Mustafa buvo, jis eidavo, jis irgi eidavo, tų kulšėlių iš Lidla, kai akcija, viską perku tik su akcija, viską ieško iš pardavimų, higienos, tas skalbiklis, kur išnešė iš Rusę, nežinia, man atrodo Daiva, nes Rusys užrakins, imtų raktus, ir žodžiu, viską per švaros mūgę, per Maksimą švaros mūgę, tada nusiperku Persilę su 5%, taip toliau, nes laukiu švaros mūgės, užsiperku ir servetėlį tų skalbimą ir viską. Per Gruožę mūgę, dar randu Barborui būntą iš vis akcijas, taigi Margarita tą kosmetiką, kaip pirkau savo veidą prausiklį, prisimenu Margaritą, tai už eurą iš vis, dar čia Panevėžy irgi radau iki išpardavimai už eurą 20, kiek nusipirkau tą prausiklį, su 7, su 9, nes buvo Barborai kartą 8% Margaritai, aš ir įsifundiau. Gillette buvo tie peiliukai Venus, taigi Barborai buvo radus 7% ir įsifundiau tų galvučių tik tais. Turiu tos čekius, yra tik internete visi Barboros programėlė ir taip toliau. Ta prasme, aš iš principo to nedarau ir aš neturiu tam laiką. O pasidėti ir pašnekėti, aš galiu pailsėti, nes mane dabar psichiškai nukamavo ir aš visą dieną irgi kažką veikiau. Tai kiekvienam normalaus proto žmogui, sveika proto žmogui, aišku, kad paro yra 24 valandas, o kiek yra įrašų. Ir kad aš nerodysiu kiekvieną savo veiksmą, pirstelimą, nes visų pirma, reikia telefoną pakrauti, jis išsikrauna tų video. Ir taip toliau. Ne, aš nepavargstu nuo kalbų, nes aš esu vienas su vaiku, kuris praktiškai nešnek, dabar banda vėl šnekėti, kai bandė prieš darželį ir per darželį, kai jisai balandžio 2 pradėjo lankyti darželį, irgi jis pradėjo ištisai sirgti vidurių, atvemti ir taip toliau, ir jis nustojo kalbėti, nes buvo išsekęs. Dabar jis atsigavo ir jis vėl bando kalbėti. Skiemenuot, sakė, baba sakė. Jisai baba sakydavo ant Mustafas, nes turkiškai baba yra tėtė. Mustafa vadindavo. Ir jis dabar Edvinas sakė tėtė, nežinau, nors nieks jo nemokė, gal Edvinas paslapčia mokė, jis tėtė sakė. Ir buvo pasakęs nadien Ir žodžiu, dėl to tam namų mokymus reikalings dėl tų lygų, kai jis tobulėtų. Mustafa nėra jo tėtis. Mustafa buvo turkas, kur susipažinau prieš 1,5 metų, jis tiesiog draugiškai pasiūlė, kad aš leidžiu pagyventi ten, aš įmoku lietuvių kalbos, jis nuperk maistą, jis sumok pusę mokesčių, pusę tuo, ir jisai naktį keldavas prie vaiką, padėdavo jį pakilnut, padėjo nuvažiuoti Kauno klinikas, pasakiau daktarą, tada sakau prieš 1,5 metų kažkur. Ir taip toliau. Jo tėtis yra Aivaras. Mes su juo įsiskyriau, kai vaikui buvo keli mėnesiai, nes jisai gėrė, smurtavo ir taip toliau. Ir buvo pasakyta, kai vaiks yra, jokių nesąmonių, jis laikės, jisai prigėrė. Jisai grįžo išgėręs iš darbo ir man davė 20 eurų, parnešė tik 20 eurų ir aš ėjau pirkti mišinuką. Taigi viskas yra YouTube, mano visą gyvenimo istorija. 2 valandas pridėta, 2 video. Ir žodžiu, aš ėjau nusipirkti mišinuką ir jis sakė, nupirku už likusius alaus. Aš nepirkau, kadangi maistą praktiškai nebuvo, įdienui buvo keli mėnesiukai, aš nupirkau mišinuką, dešros ir duonas, o ne alaus.
Ir jisai pradėjo siautėti, ten, oi čia ten tu tokia, aš išpyliau dar jo likusį alų į tualetą ir jisai pradėjo siautėti ir, trumpai tariant, iškviečiau policiją, išmečiau ir daugiau jo kojos, viskas buvo, viskas. Aš buvau pasakius, pirms kars prie vaiką, viskas. Ir viskas, Jis vaikų nesirūpina niekada, nieko vaikų nepirka, alimentų nemokė, alimentai buvo priteisti, vaikų fonds iškart sutvarkyts, yra skola milžiniška ir trampampam. Viskas senai sutvarkyta prieš daug metų. Aš esu susitvarkiusi. O ką aš turiu tvarkytis? Aš tvarkiau, aš 7 atsikėliau. Žodžiu, man 33 metai suėjo spalio 6. Ir toliau kaip su Edvinu buvo. Edvins buvo, jis atsirado sausio 16. Mes susipažinom, tiesiog sako, nenoriu viens būti, aš ir nenoriu, vaiksiu mėguojas, bet varė pas mane iš Panevėžio, iš Šiaulius. Pabuvom trumpai tariant ir jisai pristoja prie manęs, pristoja, kelias dienas buvo, tada vis noriu atvaryti. Taip jisai pirka, taip jisai darė, taip jisai vežioja, taip jisai viską darė. Ir jis siūlė dar vasario gale važiuoti Panevėžį gyventis, man aiškina, oi, tu čia moki už nuomą. Jis nupirkdavo maistą, vaistų ten kažko nupirkdavo, nuvežiuodavo į parduotuvę ten ar pas daktarą. Ir jisai jau vasario gale pradėjo siūlyti man gyventi Panevėžį ir sako, oi, tu čia moki pati už būtą, ten tą nuomą, aš mokėsiu nuomą, aš mokėsiu mokesčius, toliau pirksiu, toliau vežiuosiu, būsi prie pat, atvažiuosiu, kai tik prireiks, tipo dirbsiu pas tėvus, kur gyvenu, čia lelelelelelele. Jie sakiau, ne. Aš nepasitikiu, aš čia pigiai ten mokėjau už nuomą 100 eurų tiek metų ir trampampam, taip aš ten mokėjau 100 eurų. Tai va, aš ten 8 metus, aš tokia bloga nuomininkė, 8 metus gyvenau toj pačioj vietoj, 8 metus išgyvenau tokią blogą nuomininkį. Tai va, tik yra būta sutartis, kada pasirašyta. Žodžiu, ir aš gyvenau iki tol, kol šeimininkui reikėjo parduoti butą, jis pranešė laiku, birželio 1 dieną davė 3 mėnesius ir aš galiausiai tik tais paskutiniam dienom radau šitą butą, nes aš ieškau tik Šiauliuose. Ir kai jau supratau, ką neberasi, nes visų pirma su vaiku nieks nenori, toliau nieks nenori su neįgaliu, toliau, kad tu slaugą gauni nedirbi, nesvarbu, kad tie patys pinigai dar daugiau negu Maksimui pardavėjas, toliau tu be vyro, nes aš gyvenau be vyro ir sakiau, gyvensi be vyro, aš nežinau, Edvinas bus ar ne, aš ieškau kaip viena. Ir žodžiu su vaiku, ir mums reikia 1 aukšto, mums reikia arba lifto, arba 1 aukšto, nes jis nevaikšto kilnuoti ir vežimą nuo žemės socialinė netkel. Žodžiu, trumpai tariant, ir Edvins, kai čia atsikrausčiau, pabėgo. Pradėjo daryti nesąmonės, niekur neėjo dirbti, nors čia prie padarps 3 kilometrai pas savi. Nieką nedarė, niekur nebevežė, kraną ten Šiauliuose pats sumastė, keičia, net negalėjo padaryti, ką nebėgtų. Aš nesuprantu, kas jam atsitika, aš tikrai nesuvokiu ir nenoriu suvokti čia kažkokias traumas, kad tipo, kol tuoli tai reikia, kai jau čia jau viskas gerai, nebereikia. Aš nežinau ir aš nenoriu suprasti ir viskas jau. Nenoriu suprasti, juo labiau, kad jisai ir čia prifotkina, ir prikiša, ir pridarė nesąmonį, ir aš jo draugiškai prašiau nuvežti Kauną, tiesiog draugiškai nuvežti Kauną, sumokėti už kurą, jam buvo dzin į klinikas vaikui, kai reikėjo. Ir viskas yra apie tai, kad kai vaiks buvo pagrobtas, taip oficialiai buvo pagrobtas, yra teisiškai įrodyta, kad orderis buvo neteisėtas, teismas panaikino, kaip beprasmi, trumpai tariant, ir žodžiu, atstokit su tą Gerdą, tu tą Gerdą į teismą paduosi. Žodžiu, nes jinai mane persekiojo. Ir žodžiu, čia nėra žodžių, jisai dinga. Bet negalėjo nuvežti, dar grasina, dar čia zyzė, dar čia nesąmonės darė. Tai yra visų pirma yra nevyriška, ką jis padarė, yra nežmoniška nenuvežti ligoninę motiną ar savo vaikus, su kuria buvai tiek laiko. Ir važiniai ir paslindai, aš niekada, jisai maldavo ištisai, jisai maldavo manęs būt. Niekada jo nemaldavau, niekada jo neprašiau, kiek kartų užblokuots, kiek kartų pasiūs toli. O čia, va, Ir tegu baig čia aiškinti, čia aš ne prie kuo, vis vaiką prisiaukina, jis vaiką tampė, su juo žaidė, šuniuką tą savo vežė, mylėjo, viską darė, o po to nublūda ir vaiks tėtė pradėjo vadinti ir jis pripratė ir jam reik tos tėviškos šilumos. Ir jeigu jis tai padarė, jis yra ne žmogus, jis yra ne vyrs, jis yra kiaulė. Ir viskas, tokia yra tiesa.
Ir jo labiau, kai jis man žadėjo, aš jam laik sakiau, aš nevariau, dar vasarį mėnesį prašė, aš nevariau tą Panevėžį, sakiau, aš tavim netikiu, aš tavim nepasitikiu, tu mane apgausi, taip nebus. Ne, juk mane turi, nieko nenutiks, tu mane turi, tu manim žinai turėsi, tu čia aš vis laik padėsiu. Oi. Aš sakiau, aš netikiu, o kas gavos? Aš buvau teisi. Edvinai, aš buvau teisi, jeigu tu žiūri, aš buvau teisi. Tu esi ne vyrs, tu esi kiaulė, tu esi nežmoniškas, tu esi parazitas. Nes jeigu lendi prie moters su vaiku ir prisijaukini vaiką, turi prisimti atsakomybę, kad vaiks tavęs nori ir nors tam būti. Ir jeigu tu to nežada daryti, nelysk. Atvažiavom, praleidom naktį, išvažiavai, prie vaiką nelendi ir taip toliau. Faktas yra toks. Viskas baigiu. Gana man bloga jau nuo viską. Man nerūp, aš ką nors myliu, ar aš nemyliu. Tai, kad jis net neapsireiškia, kai vaiks buvo pagrobs, ir aš čia buvau viena palūžus ir taip toliau, ir visų bauginama grasinimai, skambučiai, taip toliau tokiam rajone, tie puldinėja, čia apspėtė, kai policija kreip. Ai, tai neatleistina, viskas, šiukšlė. Man bloga nuo savęs, kad aš nesupratau. Aš jį netokiu žmogum laikiau. Aš pamačiau jo akis, maniau, čia bus mano vyrs visam gyvenimui, kartu nugyvensim iki senatvės, sakydavau. Man akis pamelavo, to niekada nebūna. Man akis pamelavo. Todėl aš sakiau, ar ta magija, čia ar kokie pribūrimai, kažkokias mėnesinės, aš nežinau. Nes akis nemeluoja. Akis nemeluoja. Ir kalbėsiu apie ką aš noriu. Visų pirma, nieks neaiškinkit, ką man kalbėti mano kanale, kam nepatink, nežiūrėkit. Viskas. Einu žodžiu. Gana man blog nuo viską. Visais nusivyliau, visi dinga, kai vaiks buvo neteisėtai pagrobts. Visi parodė veidus, lika pora žmonių, praktiškai visi tik nauji keli, žodžiu. Visi parodėte, nebebandykit lyst, nebandykit, parodėt, suprantat, viskas. Po tokį išgyvenimą, po tokį įvykį, viskas tam paaišku ir viskas, kas tada vyka, viskas neatleistina. O labiausiai nusivyliau Edvinu. Jo žodžiai buvo. Juk tu turi mane. Ko tu bijai? Ko tu pergyveni? Ar dėl pinigų, ar dar mokesčių, ar dėl nuvažiavimo? Juk tu turi mane, Šiauliuose ištisi. Juk tu turi mane. Va. Pažadai visuomet turi būti tęsiami ir žodžiai turi būti tęsiami. Yra didžiulė karminė bausmė už tai. Aš niekada nežadu, ko neištesėsiu. Aš sakau, aš nežinau, ar galiu tai prižadėti. Aš negaliu to prižadėti. Bet jeigu aš padarau, tai apsaugok Viešpatie. Aš keliais nueisiu, nušliaušiu. Kaip vaiką, aš kiek nemegau, kiek nevalgiau, kritau, aš keliais ėjau, ropojau tais laiptais, lakščiau po tą Panevėžį, tą teismą per lietų. Aš keliais nušliaušiu, bet padarysiu, jeigu aš pasakiau. Žodis, gipsas, viskas. Ir yra labai baisias karminės bausmės už tai. Už žodžio nevykdymą, ypač vyrui. Vyras yra vyras. Jo žodis yra auksas, aukso vertės. Ir iš tą nuotrauką mes nusiimti, viskas. Sidėsiu savo Feniksas, viskas, jokių Edvinų. Viskas, naujas gyvenims. Aš neturiu svarstyklių, dinga po tų Dovilių Jolitų tvarkymų svarstyklės. Reikia nusipirkti naujas, pinigų dabar tam nėra, perku kas būtina, viskas. Viskas, žodžiu. O aš laivą pradėjau daryti, nes buvo socialinė, viskas, bai. Ne, vaikutis gerai, labai puikiai yra tik video, Facebook'e, čia tik tokia, viskas puikiai. Tik jis dažniausiai be kelnių panašiai retai filmuoju ir retai filmuoju, kad nebeprisiknistų prie nesąmonių, viskas. Bai. Eidenui viskas super ir bus super ir man bus super ir dieviškas teisingums ir karma yra. Ir ne veltui kortose visi būrimai sako. Tu visą gyvenimą, 33 metus, tau buvo tik blogiau. Nuo pat vaikystės, kai mano YouTube istorija gyvenime yra blogiau. Tai dabar kas bus 33 metai kančių? Bus tik gerin. Viskas. Viskas man bus gerai.
Viskas darysiu, ką suplanavus, ir kortas mėsiu, rodysiu makiažą, kaip staigiai per 10 minučių pasidaryti, ir kaip gaminu, ir savo nuostabius receptus, ir nuostabų maistą, ir patarimus, ir karmas, ir dieviškus įstatymus, tuos visatos ir panašiai. Taigi, daug, Lietuva mažai kas daro, aš apie tos dalykus pradėjau domėtis, Gabija Volmer YouTube yra, kur aš žiūrėjau apie tos karmas. Jie domėjausi apie tos menulius, viską, mažai Lietuvoje ką šneko kortų, iš vis praktiškai nieks nemė teisingai. Todėl aš buvau senai visur užblokuota tuose Facebookuose, visuose magijų grupės, nežinojau, kad šiaip ir vaikys ir be kortų galėdavau ir galėsiu vėl daug ką padaryti. Ir viskas, buvau labai didelis pavojus magijos bendruomeniai. Pavojus štai čia nepavyko. O eidenas bus dar netoks pavojus. Kai eidenas mes kortas, o tai kažkada bus, prisiekiu. Tai va. Mūsų Dievas saugo. Mūsų saugo mano senelis iš viršaus, Dievas. Gėris laik laimi. Anksčiau ir vėliau tiesa išlenda, šviesa laimi prieš blogį. Vis laik ateina rytas. Po tamsiausios nakties ateina rytas. Audra vis laik praeina, nušvinta saulė. Tiesiog reikia laiko atstatyti. Viskas. Bye. Negaliu, turiu eiti.